Tai yra daug, tai yra visas gyvenimas. Valstybė valstybėje. Įmonė, kurioje tu dirbi ir jauties saugus. Vienintelis fabrikas, kuriame yra poliklinika. Čia mano buvo pirmoji mokykla. Įspūdis buvo, gal kaip čia pasakyti, baisus. Atrodo, kaip, nežinau, vamzdžių miškas kažkoks. Galvoju, Dieve, kur aš patekau? Yra du miestai, mes vienam dirbam, kitam gyvenam. Daugiau turbūt negu antri namai. Didelė šeima. Skambinam. Pasakykit, prašau, skaičiukus. Pagaminta kaso 2140,9. Labas vakaras. Dujų cechas 72 500, AVM 1100. 27,4, 12,1,1. Kaip sekasi leisti agregatą? Nieko, susirinkom, dabar užėdimą darom ir... Viskas tvarkoj? Ja. Gerai, sėkmės jums. Ačiū. Jūs esat centriniam gamyklos valdymo punkte. Trumpai mes vadinam dispečerinė. Čia yra mūsų pagrindinis pultas, čia yra tiesioginis ryšys su visais cechų viršininkais, cechų valdymo pultais ir su visais direktoriais mūsų. Čia darbas yra labai įdomus, kadangi tu visą laiką kaip ir laikai ranką ant gamyklos pulso. Amoniakas yra gaminamas iš gamtinių dujų, vandens ir oro. Kadangi amoniakas tai yra žaliava, be jo negali būti jokia azotinė trąšų gamykla. Yra 100 metrų ten, 200 metrų ten. Čia yra apie 500 km kabelių, 180 km vamzdynų. Pagrindinė stadija čia yra reformingas. Šitame pečioje vamzdinėje krosnyje yra gaminamas pagrindinis vandenilio kiekis. Gamtinių dujų ir garo mišinys vamzdinėje krosnyje įkaitintas iki 800 laipsnių sureaguoja į vandenilį ir anglies oksidus. Sekančioje stadijoje, šachtinėme konverteryje, įgautas dujas įdozuojamas oras, iš kurio amoniako gamybai gaunamas azotas. Čia yra kompresija, tai sakykime amoniako gamybos širdis. Sintezės kolonoje azoto ir vandenilio mišinys ant geležies katalizatoriaus susijungia į bendrą junginį – amoniaką. Šitas cechas yra skaitomas vienas didžiausių. Galima kontroliuoti ir stebėti visus cecho parametrus. Planas tikrai vykdytas, netgi manau, kad virš plano mes šiandien kažkiek pasigaminom. Linkiu jums ramios nakties. Gerai pailsėt. Taip, ačiū. Gerai. Na ką, mes tada perimam pamainą ir eisim dirbti. Kamenas 84 metrai ten vaikščiot galima. Nu tai viskas, apie 80 metrų gali sakyti, aukštis toksai. Čia gaminama amonio salietra, viršui matom gamybos bokštą. Visi rengimai sumontuoti virš 40 metrų aukštyje. Šiame ceche gaminame virš 60% visos bendrovės produkto. Azoto rūgštį neutralizuojant amoniaku gaunamas amonio nitrato tirpalas. Jis sukoncentruojamas išgarinimo aparate ir siunčiamas į granuliavimo bokštą. Bokšte, krisdamas iš didelio aukščio, amonio nitrato lašas ataušta ir virsta salietros granulė. Šio proceso metu susidaręs garo dujų bei oro mišinys išvalomas bokšto viršuje esančiame skruberyje. Na va, perdavė mums pavyzdžių analizus dabar, taip, laborantė.
Ir žinom, kad viskas eina su salietra gerai. Salietra gera eina, labai gera. Šios dienos mūsų užduotis yra pagaminti 600 tonų. Jeigu reikia daugiau tonų, tada keliam apkrovimą. Mes turim žiūrėti tos parametrus, įsekti vienu žodžiu. Jeigu jisai nukrypsta mes per daug, pirmai būna garsinė signalizacija suveikia, taip, plius minus 2 laipsniai, dar galime sugaudyti ją. Jeigu nesugaunam, sudirba blokuotės, taip vadinamas, ir tada cechas stoja. Čia rodo mūsų taip vadinamų granuliatorių darbą. Reikia atsukti į 7. Šita salietra paskirstoma ant 2 transporterių, kuri keliauja į gatavos produkcijos sandėlį fasavimui. Šito transportu praktiškai viskas didžioji dauguma keliauja Klaipėdos uosto eksportui, dalis Pabaltijo rinkai. Tai yra stambiausia Pabaltijos azotinių trąšų gamykla. Lietuvos tai yra antra pagal dydį eksporto gamykla. Po truputėlį įteikiam ir naujus produktus, stengiamės žiūrėti, kas rinkoje šiuo metu yra reikalinga, populiaru ir einam su pasaulinė rinka. Kalcio amonio salietros ceche yra didžiausias visoje Achemoje gatavos produkcijos sandėlis, kurio talpa 30 000 tonų. Dolomito skaldą mala galingas malūnas. Ventiliatoriais pučiamas oro srautas miltus pakelia ir nusodina ciklone. Čia yra dolomito miltai. Jų smulkumas lygiai koks pat kaip ir formalių miltų, iš kurių kepami blynai. Esam prie cecho širdies, granuliatoriaus, jame susiformuoja granulės, kurios išdžiovinamos džiovinimo būgne. Granulės formuojasi iš dolomito miltų ir amonio nitrato tirpalo. Jie įkrenta netaisyklingos formos ir kadangi džiovinimo būgnas yra apvalus, jisai sukasi, rutuliukai voliojasi ant sienelės ir taip įgauna apvalę formą. Jie mato, čia yra visokie. Džiovinimo būgne jie įgaus dar lygesnę formą dėl to, kad bus apvolioti. Dolomito miltus ir amonio nitratą sumaišo maišytuvas. Mišinys patenka į granuliatorių. Po to jis patenka į džiovinimo būgną ir keliauja į sietus, kur tinkamo dydžio granulės atsijojamos, aušinamos ir nukreipiamos į sandėlį. Produkto gamyba šiuo momentu yra 56 tonos į valandą, procesas vyksta puikiai. Svarbiausia kanų gamybos procese yra pagaminti gero dydžio granulės. Čia yra gatavos produkcijos sandėlis, kur laikomas palaidas pagamintas produktas, laikomas jis yra 3 paras, tam, kad sutvirtėtų granulė, šito iškasiam transporteriu į fasavimą. Kaip matot, visos granulės yra maždaug vienodo dydžio ir jau šitas produktas bus ir atkraunamas klientams. Anksčiau buvo, kada aš tik atėjau, buvo kašmaras, o tada sudujo, kad čia sėdžiu pultina. Niekas nenorėjo čia dirbti, pamėgino. Buvo, kada, 78-9 metas. O dabar gali dirbti. Kiekvienos pamainos pradžioje reikia pasirašyti, padėti antspaudą. Dirbam. Kuo daugiau sėdim, reiškia gerai dirbam. Jeigu mes lakstysim, reiškia blogai dirbam. Čia matom iš viršaus 4 agregatą. Pati aukščiausia sintezės kolona matosi. Sintezės kolonoje maišantis amoniakui, anglies dvideginiui ir anglies amonio druskoms gaunamas karbamido lydalas. Po reakcijos gautas karbamido tirpalas yra destiliuojamas ir garinamas koncentravimo bloke, tai padidinant jo koncentraciją iki 99%. Ateina lydalas, skystas tas. Ir per vamzdį bėga į apačią. Iš čia karštas bėga, iš apačio šaltas oras pučia ir susidaro kruopelytės. Čia sėdžiu ir stebiu parodymus. Čia dabar esam ant taip vadinamo verdančio sluoksnio, kur
Skysta būklė Lidalo virsta kruopa. Čia yra metalinis tinklas su daug skilučių. Iš apačios pučia dar orą, sudaro, kad jūra banguoja tokias įspūdis. Matom, va, vyrai į mašinas atkrovinėja produkciją. Į mašiną telpa 48 didmaišiai po 500. Lietuvoje nebuvo tokių nei stambių fabrikų, tokio tikrai rimto nebuvo. Kėdainiai buvo pasistatę jau. Buvo reikalavimai vystyti visom respublikom chemijos pramonę. Pasižiūrėjęs į žemėlapį, geresnės vietos neradau kaip Jonava. Tai puikia aikštelė, puikus gruntas, yra daug vandens, bet to svarbiausia geležinkelis. Vietovė vadino Smėlėtąją dykvietę. Šiandien tarsi dailininko sukurta grafika. Tokią ją stato įvairių tautybių žmonės. Pirmąjį lopetą buvo įkasta 1962 metų. Ankstyvam pavasarį. Auga azotinių trąšų gamykla, svarbiausia Respublikos statyba. Bus sumontuota 10 didžiulių saugyklų, 85 000 kubinių metrų amoniako. 63 metai jau pradeda formuotis kolektyvas ir 65 metai pradeda veikti gamykla. Šiandieną Jonavos azotinių trąšų gamyklos pirmoji eilė veikia. Daugianacionalinis gamyklos kolektyvas susirinko į atidarymo iškilmes. Pirmoji produkcija buvo gauta 1965 metų vasario 9 dieną. Baliavojau. Kaip neprisiminsi. Tai vat. Čia buvo pirmo amoniako cecho teritorija. Čia anoj pusėje kompresija buvo, o čia buvo konversija, oro skaidymo blokas, ten toliau pastatas yra. Konversija ne čia buvo? Čia buvo konversija. Va to cecho administracinis pastatas, o ten, pačio pirmo. Jonavos azotinių trąšų gamyklos pradžia, čia pirma eilė. Čia sėdėjo valdžia visa, čia buvo laboratorijos viskas. Antroji diena, kai Jonavos azote griuvo rezervuaras su 7 000 tonų amoniako. Kaip sekasi? Sekasi, kaip ir buvo planuota, planuojam 10 valandų bėgyje turėtų vykstanti reakcija bus sustabdyta. Reiškia, fabrikas yra sustabdytas. Technologijoje žmonės yra, reiškia, ir viskas, kas reikalinga, visai užsiimė. To klausimu, kurio reikia užsiimti. Reiškia, šiandien yra židinys, šiuo momentu yra židinys nitrofosko sandėlys. Yra pavojus perėti kitur, ar ne? Nėra, jokio nėra. Reiškia, lokalizuoti turim tik šitą. Avarija buvo kraupi, kadangi labai retas įvykis pasaulyje. Tai jisai, jeigu ir ne pirmas, tai bent antras ar trečias, sunku man dabar pasakyti, bet tokių įvykių nėra buvę. Achema perėjo labai 2 atsakingus laikotarpius. Tai buvo Achemos vystymas, Achemos arba azotų pramonės steigimas. Antras periodas, labai sunkus sukrėtimų periodas, tai cheminis Černobylis, tai yra ekologinės problemos ir pagaliau privatizavimas. Buvo visokių proto idėjų. Reikia vien išparduok tos įrengimus, kiek čia metalo kiekvienam, dar paskaičiavo, kiekvienam darbuotojui išeitų po 20 000 litrų. Tai didžiuliai pinigai tuo metu. Mes visi pasakėm, čia tų idėjų tik tai buvo, visi pasakėm ne. Susitelkėm ir vis tik tai išsilaikėm ir pradėjom dirbti. Ši darbotvarkė buvo paskelbta skelbiant
akcininkų susirinkimą. Prašau balsuoti šią dienotvarkę. Kas už? Reikia mum patiems save pagirti, kad mes išsaugojom, neišvogėm, buvo labai griežta tvarka ir mano išleisti įsakymai net kabelius laikyti po elektros įtampą, jeigu voks. Aišku, tai aš rizikavau to, jeigu nedaug dievė užmuštų mane į teistų. Bėgau pas poną Lubį, tuometinis generalinis direktorius, į kabinetą, su kumščiu daužiau į stalą, reikia mūsų visų vardų profsąjungos, kad jis greičiau privatizuotų. Stebėtojų tarybos posėdį mes tęsėme, aš salėje paskelbiau, kad valdybos pirmininkų mes paskirėme gerbiamą Bronislavą Lubį. Paskui, kada prasidės dėrybos ir eisim vėl su Gazpromu ir kada nuspręsim patys savo statusus, mums reikia irgi taip pat išspręsti, koks mūsų statusas bus tų fizinių asmenų grupės. Nuo sunaikinimo Azotą išgelbėjo kaip tik tai Bronislavas Lubys. Tai aš prašau stebėtojų tarybos patvirtinti šitos ponus valdybos nariais. Per visus tos daugiau nei 45 metus nei vieno karto nėra buvę, kad jis nesilaikytų savo žodžių. Pagal mane, kiek aš prisimtai, tokį žmogų gyvenime vienintelį. Jis pasirodė iš tikrųjų žmogus nepaprastai energingas, išmintingas ir atkreipė visų dėmesį. Aš mačiau, kada jis dirbo vyriausiu inžinieriumi. Vau. Tai žinokite, rytiniai gamybiniai pasitarimai, kuriuos jis vedė ir kuriuos ir cechai klausydavo, ir mes dispečeriniai. Su kumščiu daužimu į stalą ir visokiais kitokiais gražiais žodžiais kabutėse, žinokite, čia buvo ne panelės ausiai. Kiekvieną naktį ieškokit, tarkitės, galvokit, ką reiškia dabar nėra vieno mašinisto, reiškia ir už tai žlugdoma viskas. Būkit malonus. Pastoviai, jeigu man nieks neduos mėgoti naktim dar be nitrofoskos jūs, tai aš nežinau, broli, kas bus. Mes su juo dirbom 46 metus. Kaip žmogus, jis pirmiausia buvo labai darbštus. Turėjo tokią vidinę nuostatą, vidinę kultūrą, kai jisai sveikindavosi su visais. Ir jis, kur eina, ten žmonės su vatinukais, pajuodė, purviniai, ten jis su visais va taip sveikinasi. Aš gamyklai mūsų sąlygom ne visada išeina tik dirbti. Kaip kariuomenė, kad sako, kad reikia tarnauti. Visus sugebėjo įtikinti, kad čia yra tavo namai, tavo darbas, kad tu privalai jį gerai atlikti ir kiekvieno cecho paleidime tiesiog dalyvavo asmeniškai, ne tai, kad vadovavo iš kabinetų telefonų. Jis skiepydavo tą pasitikėjimą, kad taip mes galim, mes visi kartu tą padarysim ir iš tikrųjų mes padarydavom. Buvo jisai, kaip aš sakau, šachmatininkas, jeigu tai mes pagal jį vis tik tai šaškininkai buvom. Jam viskas buvo svarbu. Ir vadovavimas, ir bendravimas su žmonėmis, sakykime, ir atjauta. Jis paskutiniais gal 10-15 metų rūpinosi bendra Lietuvos ateitimi. Visos tos tradicijos, kur dabar, visos jos yra įdiegtos buvusių mūsų prezidentą. O šiandien aš noriu pasidžiaugti su tais veteranais, kurie leido gamyklą, kurie šiandien atvažiavo pas mus. Žalio to bylo gyvybė, kaip gyvenimas žmogaus, kaip pavargsi ar suklysi, prie žemelės prisiglaus, ten kur neris ir kur šventoji, skarulių giliam delne, ten Achema motulė stovi, apkabinusi mane. Sakyčiau, nuo 84 metų prasidėjo tos didžiosios veteranų šventės. Atsimenu, kaip pirmą kartą nuėjau veteranų šventę su kolegė, kuri irgi įsidarbino panašiais metais kaip ir aš. Pirmas įspūdis atrodo, įsivaizduoja ir mes kada nors tenais. O dabar jau 8 metai ir galvoju, kad
nėra čia taip jau keista, to ir 20. Yra tokia liaudės patarlė, kas moka dirbti, tas moka švęsti. Tai mes iš dalies norim pateisinti gal tą patarlę, čia juokai sakau, o šiaip žmonėms reikia ne tik darbo, reikia ir švenčių. Kadangi pasiseka taip, kad naujų metų naktį vis tiek kažkam tai reikia dirbti. Maždaug apie 7 val. Vakaro vadovybė atvažiuoja į gamyklą, pasveikinam, pasišnekam, palinkim gerų metų ateinančių. Buvo, jeigu neklystu, 2003 metai. Aš tuo metu dirbau amoniako ceche, operatoriumi, teko irgi naujus metus sutikti ir darbovietį. Šventės labai suvienyje kolektyvą ir visi pasijuntam bendri šeimos nariai. Aš esu girdėjęs, kaip amžinatilsį Lubys yra sakęs, kad krizių metu, kad sakė, išsaugokim žmonės. Nes jeigu neįsaugosim žmonių, tie visi įrengimai bus niekam nereikalingi. Mes esam pakankamai pavojingas objektas, gamybinė įmonė su savo tam tikrais pavojais, tai mes negalim be taisyklių gyventi. Kiekvienoje įmonėje, organizacijoje yra svarbiausia, kaip čia pasakyti, tvarkos, vertybės ir principai tam tikri. Stabilumas, socialinės garantijos, ilgamžiškumas, pagarba darbuotojui, pagarba žmogui. Tai visų pirma turbūt, dėl ko čia ir išsilaiko ir išlaikomi ir geri specialistai, ir tie patys ilgamžiai darbuotojai. Jei reikia paramos kokios, ar ten žmogui kokia, tai duoda paramą, skiria, pažiūrėjau, yra blogai tau, ar ką yra tenais prie administracinio, užeit gali parašyti, tenais būna pašalpos fondas, jo, irgi moka. Achemiečiai tikrai yra išskirtiniai, nes turi labai didelį atsakomybės jausmą ir žino, kad jeigu jis ko nors nepadarys, tai bus blogai visam kolektyvui. Tas, kuris ateina ir galvoja, kad čia tik prasistumdys darbo laiką, šitokie čia nedirba. Ne vien piniginė išraiška yra svarbu ir darbuotojo sveikata, darbų sauga ir, ir kiti socialiniai poreikiai. Kaip pavyzdžiui, vaikų poilsis. Achemoje ne komandos žmogus principė negali dirbti iš viso. Tik komandiniai žmonės. Vadovų gali būti labai nuostabių, puikių ir gerų, bet jeigu aplinkų nebus tų žmonių, kaip ir tam posakėje, vienas karys nėra karys mūšio lauke. Turi būti komanda. Viens kitų pasitikim, žinom, kas už ką atsakingas, kiekvienas žmogus sąžiningai dirba savo darbą, dėl to ir pas mus žmonės pradirba ne 5, ne 10, o 20, 30 ir 45 metus. Aš dirbu 7 metai. O aš atidirbu Achemui 41 metus. Tėvas jau nedirbo pensijoje, aš pradėjau po armijos 87. O mano tėtis tai dirbo, galim sakyti, didžiausią dalį savo gyvenimo amoniako ceche, nuo kurio ir aš pradėjau. Tėvukas amžinatilsį buvusiam azote dirba, jis čia metanolį suvirintai dirba. Mama. Pirma amoniakė, valytojai dirba. Brolis tai čia dirbo, dervose. Ir sesuo vyru čia dirbo. Mano abu tėvai buvo Achemos darbuotojai, buvo veteranai, po 20 metų pradirbę. Tėvas senelis gal pastumėjo eiti į Achemą dirbti. Mačiau, kaip man tėtis dirba, kai jam patiko, man irgi patiko toks darbas, dėl to jau buvau nusprendęs, kad mano tolimesnis gyvenimas bus susijęs su Achema. Obuolys nuo obels netoli rieda, tai jeigu tėvas yra puikus darbuotojas visom prasmėm, jis mūsų pasidžidžiavimas, patikimas žmogus, tai jeigu ateis jo atžala, tai kažkaip iš karto automatiškai tikimės irgi panašaus rezultato. Kai abudu sutuoktiniai dirba vienoj gamykloje, žodžiu, ir jie supranta daug geriau tada tavo pareigas, tavo, žodžiu,
klausimus tuos visus. Mūsų buvo nuomonė tokia, kad tėvai, vaikai, kitaip sakant, testųsi dinastijom ir, reiškia, žmonės būtų atsidavę tam fabrikui. 50 metų praktika patvirtino, kas naudinga, o kas ne. Jeigu išliko, vadinasi naudinga. Anksčiau dažniausiai visi važiuodom autobusais. Ir viršininkai, ir operatoriai, visi. Ir vienas žmogelis vis kepšt ir sako, pramuškite talonėlį. Pramuškite talonėlį. Aš galvoju, tai kiek dabar aš galiu čia mušti, yra ir kitų žmonių. Ir svarbiausia pats pasiekti. Pasiuntė mus stažuotis į Novgorodą. 10 žmonių, mes 2 moteris važiavom 2 ir 8 vyrai. Ten mėnesį laiko stažavomės, mokinomės, kaip reiks dirbti. Tai va, kažkaip krito į akį, sakė, bus mano. Jau 35 metai kartu. Ranką užsuko. Žmona pas mane baigusi Kauno technologinį technikumą, dirbom pamainoj, reiškia, skaudžiai apgavo. Aš bėgiodavau tada orientacinį, anoje prisistatė kaip alpinistė, tai jau alpinistai man, tai jau dieve mano. Tuometinis vyriausias inžinierius Bronislavas Lubys užėjo pasiimti dokumentų, kurios paliko sekretariatas. Jeigu taip jau atviriau, tai aš žinojau, kad tam ceche ten dirba įsidarbinus, yra jauna specialistė. Ir aš pasakiau netyčia komplimentą. Kad sakau, jūsų vyriškų kvepalų kvapas, tiesą sakant, rytas, naktis nemegota, darbas, sakau, taip apsvaiginau, kad ko gero aš geresnio kvapo nesu pajautusi, iškvėpusi, vienu žodžiu, ypatingai dar vyriško. Jisai išvažiavo į komandiruotę, aš baigiau, suprantat, pamainą ir užmiršau visiškai tą pokalbį. Po kelių dienų buvo skambutis, kurio aš nesitikėjau. Paskambino Bronislavas ir pasiūlė išgerti arbatos puodelį. Jisai paskambino, kad čia iš gamybos skyriaus skambino, mums reikia tokių ir tokių duomenų, iš kur, kiek, kada gimusi, viską aš galvoju, jeigu reikia gamybos skyriui. Ir susakiau viską. Pasirodo, kad čia visai buvo tokia apklausa, visai ne gamybai reikėjo. Po vienos talkos pirty, pirmą maneko ten baseinas buvo, jinai įsipjovė koją. Pirštą. Baseinė. Jis sako, nieko vyrai, verškit, parvesiu iki namų saugiai. Tai buvo. Senai. Tarnybinis kaip ir romanas susimės dienų. O plus dar, kadangi sugundė, dar nusivedė, kur čia dabar tas Zaksas, kai dabar Santuokų rūmai, dar neturėjau pinigų, 5 rublius sumokėjau už registraciją, tai aš parsidaviau vergovę iki grabo lentos. Aš tikiu, kad nieko gyvenime atsitiktinai nebūna. Jeigu reikia, jeigu lemta, tai žmogus ir sustinka. Tai mano Achema ir tuo yra brangi, kad aš čia sutikau savo žmogų. Kai atvažiavom, tai atrodė, žinokit, kaip ir tarybiniais laikais atrodė. Tos šaligatviai ten į šaligatvius panašus. Balos ten, kur dabar sankryža, tai yra ant Ukmergė Kaunas. Dėka Achemos įsistatė ir kosmonautų, reiškia, visas mikrorajonas ir rimkai. Oi, labai gražu. Visur padaryti keliai, su lazdom gali vaikščioti, kaip aš vaikštau. Išvystyti gerai Jonavoj dviračių takai, kaip dabar labai naujoviški. Sporto komandų mačiau yra Achemos rėmėjų, kad remia. Kultūros rūmus padovanojo.
daug žmonių tiesiog ištisomis šeimomis dirba Achemoje. Miesto plėtra jinai tikrai tiesiogiai susijusi su Achemos atsiradimu, su Achemos sėkmingu, pelningu darbu. Ir miestas augo natūraliai, kaip pasakyti, patreštas Achemos, miestas augo, plėtėsi. Mudu su mama, kai 58 metais grįžom, čia tai tuo metu Jonavoj buvo ten suda, bet apie 9,5 tūkstančių gyventojų. Šiandien Jonavoje apie 37 tūkstančiai. Būdavo taip, kad jeigu reikalingas specialistas, mes parviliodavom jį ir iš karto jam raktą duodavom nuo buto. Maskva skyrė pinigus statyti, daleiskim, kažkokiam tai objektui, jo, amoniakui daleiskim. Tai tada įmonės direktorius važiuoja, derasi, kad duotų dar pinigų infrastruktūrai, socialiniam klausimam. Ir čia prasideda, iš kur žmonės imsim, namam statyti, toliau kur vaikus dėsim, darželiam, toliau kur mokysis, mokyklą. Taip pat ir plėtėsi ir statėsi. Jonaviečiam reikia ne tik darbo, reikia ir pramogų, reikia ir galimybės išeiti, pasivaikščioti, išeiti su vaikais, pasidėti. Ir Achema, džiaugiuosi, kad ne tik savivaldybės rūpesčių pasako, kad tai yra savivaldybės rūpestis užims žmogų po darbo. Bet Achema supranta, kad reikia žmogui sukurti aplinką ir prisideda prie tos aplinkos kūrimo.